Tai sveiki atvykę į Kairą. Vienas didžiausių pasaulio miestų. Nu čia oro uostas, dar ne miestas. Atvažiavom. Mėgstu greitį, bet kai kuriuose vietose tai buvo tikrai baisiai, kai taip nardė ten virš 100. Lėktuvėlis irgi toks įdomus, mažiukas ir labai žemas, nes man net galva jau praktiškai remiasi į lubas. Sunku viešbutį susirasti, kai visi užrašai arabiškai. Na čia nuotykiai tik prasideda. Apėjau visą pastatą, neradau to viešbučio. Užėjau tada pro duris tokias, tiesiog kaip daugiabutis atrodo. Pasiklausinėjau žmonių, sako, jo, čia į 3 aukštą užlipk. Užlipau į tą 3, su liftus tokiu senoviniu nuvažiavau. Viskas gerai, gražus viešbutukas, bet nežinau, ar iš tikrųjų ar ne iš tikrųjų. Sako, turim čia tokią bėdą, teks tave perkelti kitą viešbutėlį. Tai per gatvę tiesiog pereiti, tai šalia visai. Bet dabar gavau dar geresnį iš tikrųjų kambariuką, nes pats viešbutukas toks fainas, sakė, yra 4 aukšte kažkokia kavinukė ant stogo, kur galima pasėdėti. Žiūrėsim ir daugiau paskui gal papasakosiu. Dabar parodysiu kambarį ir eisiu turbūt į viršų nusiprausęs pasižiūrėti. O kambarėlis va toks. Kairo downtown'e, senamiestyje. Ir 25 eurai už naktį. Ir su pusryčiais. 3 kartai jūroje. Ir jau viskas aprūdėja. Va koks sūrus vanduo. O, gal visai ir nieko. Tai va, mano turėjo būtent tas kvadratinis daugiabutis. Apačioj tokie reikalai. Liftą parodysiu, koks yra. Čia pačiam reikia. Mano gatvelė. Reikia dar kažkaip pritapti čia, nes išėjau į gatvę, iškart apstojo labai daug žmonių, tai nežinau, įlindau į kavinukę tokį įdomesnį, kur pamačiau netoli namų. Vau! Gal ir nebloga vietelė čia, jau tikrai. Skaniai iš tikrųjų, ten buvo vištiena, daug sūrio, alyvuogės, dar kažkokios daržovės. Bet labai daug, pusę tik įvykiau, nešuosi namo. Ir tas toks nemalonus jausmas, kad galėjau geriau kažką sveikiau suvalgyti. Bet čia taip ant greičio gavosi. Čia mano viešbutis Sofitel, o čia galvoju šito dabar rooftopų užlipti. Važiuojame 10 aukštą, apačioje apsauga. Patikrina su metalo detektorium, tada kuprinę pažiūri, ką nešies. Pavargau iš tikrųjų šiandien jau. Dar kad su to viešbučiu taip gavosi, kad teko į kitą. Su taksi labai ilgai. Šventasis. Fainas bariukas, vietinių prisėdė. Nes čia kaip ir šarme, neturistinėse vietose alkoholio niekur nėra, net parduotuvėse. Gailiuosi iš tikrųjų, kad GoPro nebuvo iš karto užsidėjęs, nes čia visur nuotykiai. Oro uoste iš karto apipuola tave taksistai, kaip ir visur dažniausiai, bet čia jie nežino žodžio ne, net ir arabiškai aš jiems sakiau. Tai pasakiau, kad atvažiuos manęs iš viešbučio nemokamai paimti
nors taip ir nebuvo žinoma, bet vis tiek jie pristojo ir eina iš paskos, nežinau, porą šimtų metrų seka, kol griežtai pradedi nesakyti. Tada išsikviečiau taksi per tą iDrive, bet aš nesuprantu, kaip jie nemato tavo lokacijos. Mato jie tą lokaciją, bet nesugeba vis tiek atvažiuoti. Aš ėjau link jo mašinos, jis pasirodo peško manęs ieškojo. Paskui tiesiog išgirdau, šaukau vien žmogų Mario ir susitikom. Lėkiais ten tarp mašinų nardė milimetrais ir dideliu labai greičiu. Kelis kartus tikrai galvojau, kad motociklininką nutrenksim be šviesų važiuojant ar į mašiną kokią atsitrenksim, bet viskas gerai buvo, gan greit atvežė. Tada su to viešbučiu vėl teko vaikščioti aplink pastatą, ieškoti ilgai, kol galų gale klausinėjau vietinių, gal kas kažką žino ir įleido tiesiog duris į daugiabutį. Į 3. aukštą užkilau, gražus viešbutukas, viską, bet per translate'ą parašė, kad atseit man paskirtame kambaryje vakar nakvojo žmogus turintis kažkokių vabalų, todėl jie mane išsiuntė į kitą geresnį dar viešbutį, kuris iš tikrųjų dar gražiau atrodo. Tada išėjau į lauką parūkyti. Tai berūkant prie vėl vyrukas paprašė cigaretės. Okei, daviau cigaretę. Tada pradėjo pasakoti, kokie egiptiečiai blogi žmonės, kad jeigu eisiu prie piramidžių, bandys visaip apgauti mane. Pradėjo pasakoti apie šeimą, kad jo žmona numirė, kad jam liūdna. Tada papasakojo apie barą, kad čia labai senas, pats seniausias kairė baras yra visiškai šalia. Kvietė į tą barą, tai nors ir sako, nueikim bent po bokalą, sakau, tai tada kad dar labiau mane įtikinti, pasakė, kad jo gimtadienis ir jis neturi su kuo pabūti. Tai žodžiu, kuo skubiau tada bandžiau pasišalinti ir tai mačiau, kad ėjo iš paskos manęs, tai tada tiesiog atsisėdau į vos ne pirmą pasitaikiusią gražesnę kavinukę ir pavalgiau. Tokie kol kas nuotykiai, nesužavėjo dar kol kas. Tikrai čia reikia apsiprasti, manau. Dar pamiršau papasakoti, ir oro uoste išskrendant dar iš Šarmo saugos daug postų, ežius pasiruošę, bet saulę tiesiog fotografavau ir pradėjo šaukti darbuotojas, kad negalima čia paveiksluoti nieko oro uoste. Tai sakau, saulės nebegalima. Gerai, sako. Tai toks irgi, paskui nebesinori nieko ten ir filmuoti iš tikrųjų, nes truputį neaiškios tokios taisyklės čia griežčiau. O pačiam Kaire tai labai daug policijos postų, karinės mašinos stovi su automatais apsiginklavę, tai nežinau, bus matyti. Klausiau vairuotojo taksi, sako, tai čia taip visada. Tai jei norėsite tą rooftopą, Hotel Odeon ir į 10. aukštą važiuokit. O supratau, dėl ko tiek daug vietinių. Visi geria alų ir vyną. Vyno kainos nežinau, bet alus €1.30 kainuoja. Labas rytas. Pusryčiai viešbutyje. Pateikia taip. Laukiu kavos. Laukiu takso. Važiuosim į naują didį Važiuosim į didį Egipto muziejų, kurį pastatė tik šiemet. Egyptian music. Gerai, kad anksti atvažiavau iš pačio ryto, nes tas muziejus yra milžiniškas. Čia turbūt ir per savaitę visko normaliai neapžiūrėtum. Tai einu bandyti, tikiuosi didelių eilių nebus. Ir kol kas čia viskas labai toli atrodo, dideli atstumai, tokie neįsivaizduojamai dideli. Ką reikia padaryti, tai tam iškart daug laiko susigaišiu. Prie piramidžių, manau, dar sugrįšim kitą dieną. Labai įdomiai atvažiuoju, didelės eilės, bet kai sulaukia eilę, tai sako, internetu nusipirk ir parodyk man tą bilietą.
Bet kaina irgi nebloga, jeigu be gido pigiausias bilietas mums 28 eurai, o vietiniams 4. O dabar čia tokios eilės patekti vidų su bilietais jau. Tai nusipirk bilietą ir atstovėtą eilutę užtruko lygiai valandą. Galvoju, gal užsidėsiu GoPro, nes paskaičiau, kad leidžiama yra filmuoti. Na, eime pamatysim, ko anglai nespėjo išvogti iš egiptiečių. Čia labai gražiai vandenukas bėga. Vau, iškart įėjus toksai, tokia didybė jaučiasi. Karaliai statydavo skulptūrą savo. Dabar dar irgi kai kas stato. Labai visur įdomu, labai. Prasideda sarkofagai. Vieni tokie matosi paprastesni, bet vis tiek išraižyti, o kiti jau tuoj bus rimtesni, pamatysit. Sacred light, guiding souls throughout the night. Hear the voices of the Nile calling from beyond the time. Aprašymai čia tiesiog kaip paveikslų pavadinimai parašo, kas čia yra. Tarkim, čia yra medžioklė. Kaip vystėsi piramidžių statyba per 500 metų. Pradžioje karaliai statydavo tokias piramidės, nedidelės. Vėliau vystėsi, pradėjo statyti tokias. Praėjus 300 metų pradėjo jau daryti tokias didesnės su tuneliais paplačiai. Na ir vystėsi, kol išsivystė iki šitokių piramidžių. Ir piramidės buvo pradėtos statyti, tos paprastosios, 3000 metų prieš Kristų maždaug, o tos modernios 2500 metų prieš Kristų. Tai, kad ir naujausiai piramidai vis tiek apie 5000 metų. Karalienės lova, gal neatrodo labai patogi, bet net ir ta atrama galvai būdavo apdedama pagalvėmis ir patalais.
karalienės Eteferės sarkofagas, bet kaip žinom, sarkofagose jie laidodavo jau padarytas mumijas, o iš mumijų išimtus organus sudėdavo atskirai į tokią dėžę. Ir čia būtent tos karalienės dėžė ir yra, ir iškalta iš vientiso akmens. Laidojimo kameros. Į jas pridėdavo ir papuošalų, gėrimų, maisto. Ir kaip matome, visi išgraviruodavo. Tai kas įsivaizduodavot, kad piramidė stovi kažkur dykumoje, tai ne, jos yra visiškai šalia miesto. Iš paprastesnių žmonių, turtingesni laidotuvėse karstuose, kuriuose būdavo ir atrama galvai, ir išdekoruota. O kas neturėdavo pinigų, tai tiesiog į medžiagą suvyniodavo ir palaidodavo. Dievas Oziris buvo nužudytas brolio, bet žmona jį prikėlė ir tuomet jis tapo mirties ir atgimimo dievu. Čia pradėjome eiti nuo senesnių laikų, visi naujesnius, tai matosi, kaip tobulėjo įrankiai ir gražėjo skulptūros, tikslėjo viskas. Buvo rasta viena iš valdovų palaidojimo vieta ir čia parodyta, kaip ji buvo dekoruota. Tutanchamono skulptūros. Sakoma, kad turbūt stovėjo kažkur prie šventyklos įėjimo. Vidiniai sarkofagai, kurie būdavo dedami į tos betoninius. Matosi pagal hieroglifus, kurie buvo žmonės turtingesni, kurie nenes, ant kai kurių sarkofagų tiesiog yra neteisingi hieroglifai išpaišyti, kurie sako, kad tas žmogus tikriausiai, kuris darė, nemokėjo nei skaityti, nei rašyti. Mumiją suvyniodavo į audeklą ir paskui išdažydavo arba net aplipdydavo. Kartais daug aukso naudodavo, kuo turtingesnis žmogus būdavo. Kaip ir sakiau, čia dar naujesni laikai. Ir patobulėjimas akivaizdus. Tai kaip laidodavo turtingus karalius, būdavo pagrindinė salė po žeme, tada įėjus ją būdavo mažesnis pastatas, sakykime, tada dar mažesnis, dar mažesnis, dar mažesnis, išorinis sarkofagas. This from wood gilded was called. This from wood gilded was called. Inside.
Sarkofagas. Ir tada maskė, aukso kaukė ir suviniojimas. Tai va, daug žingsnių. Tai va čia tas didysis, ten mažesnis, mažesnis, dar mažesnis. Didysis sarkofagas. Čia yra tokia eilė, kad nusifotografuoti su Tutanchamono kaukė. Na, kas išversit? Sakoma, kad kvepalų buteliukas, bet kaip tokį iš akmens padaryti? Sakoma, kad Tutanchamonas dažnai važinėdavo su tokiu auksų puoštų vežimu. Nesibaigia. Pagrindinės galerijos apėjau. Dar turi būti laikinos galerijos ir laivų muziejus. Galima ir apsipirkti. Einu į laivų muziejų. Šitam pastate. Muziejus muziejum, bet ir čia geras eksponatas, nematytas toks. Pastatas labai gražus, bet eksponatai tai realiai tik tai du šitie ir tėra. O daugiau nuotraukos ir istorija, kaip jie randa tos laivus ir kokia laivininkystės istorija buvo. Nes kai Nilas patvindavo, tai kaip žinot, pagrindinė susisiekimo priemonė būdavo laivai ir jiems žemės labai gerai patręšdavo, dėl to labai geras derlius būdavo. Ir dabar, jeigu pasižiūrėsit ant žemėlapio į Egiptą, tai visas Egiptas atrodo kaip dykuma, išskyrus Nilo deltą. Va ten yra žalia. Ir kai skrendant su lėktuvu, jeigu skrendat pro Kairą, tai ir per lėktuvo langus, jeigu neapsiniaukia, puikiai matosi, kaip žaliuoja gražiai Kairas ir aplinkinės Nilo deltos teritorijos. Didžiausias pasaulyje Egipto civilizacijos muziejus. Įspūdingai. Laukiu taksijai, važiuosiu kažkur pavalgyti. Taip atrodo programėlė. Važiavau į žymiai košarinę About Arek. Čia visas pastatas toks. Sakoma, kad vietą labai sunku gauti. Čia toks pigus gatvės maistas, bet pažiūrėsim, ar iš tikrųjų sunku tą vietą ten gauti. Okay, thank you. Na, kol kas žmonių atrodo tikrai nemažai. Hello. Just one? Just one.
Okay, sit there. Okay, thank you. Puikiai vietelė. Čia jie ruošia tik vieną patiekalą, košari, tradicinis patiekalas su avinžirniais, pamatysim. And camel. Also vinegar and garlic. A little of spicy. Makaronai, pomidorai. Fried onion, chickpeas, Havana style, my brother. Thank you very much. Labai skanu. Man dar truputį aštriau norėtus, bet atnešė padažo, tai užsidėsiu dar. Pavalgiau, labai skanu. Tai tik tai net gaila, kad taip sotu. Nes tiek daug visko norisi išragauti, o čia pavalgai visai dienai realiai. Užsisakiau karak arbatos, bet rekomenduoju gėrimų gal neimti, nes suvalgysit, atneš jums tą patiekalą ir suvalgysit žymiai greičiau negu atneš arbatą. Tai atnešė sąskaitą, tai kaip suprantu, jie net neturi čia tos savo arbatos ir nuėjo į kitą kavinukę nupirkti, bet meniu tai buvo jinai įrašyta, tai keista. Very good, thank you. Shukran, very good. Tai košarė Bautarek veikia jau nuo 63 metų. Tik buvo mažesnė anksčiau. Bet viskas prasidėjo, kad savininkas tiesiog po gatvėje su vagonėliu išvežinėdavo tą maistą. Gamindavo pats, žmona darydavo padažą, bet taip prieš 10 metų jisai darė. Kol atsidarė savo kavinukę ir dabar jinai puikus klestintis verslas. Kiek čia to aukštų, kokie 5-6. Eismas mašinų kaip kas moka, taip važiuoja. Dažniausiai tikėdamasi, kad tave praleis, stumdami kitą. Iš 4 juostų pasidaro +1, +2 dar. Ir dar rekomenduoju išmokti arabiškus skaičius. Nes mašinų numeriai tokie. Ir kai atvažiuos taksi, nežinosit, kurį sėsto, kol jūs jo sulauksit, tai dar kokie 5 atvažiuos paklausti, ar nereikia pavežti. Tai nėra sunku tos skaičius išmokti. Ir tais liftais atsargiai. Galvoju, kad viena siena tik tai tokia, o ir antra yra. Čiut neatsiremiau. Užkliūt nesinorėtų. Tahrir aikštė Kaire – viena garsiausių vietų Egipto istorijoje. Jos pavadinimas arabų kalba reiškia išlaisvinimą, tačiau pasaulis apie ją išgirdo 2011 metais, kai čia prasidėjo masiniai protestai prieš prezidentą Hosni Mubaraką, valdžiusi šalį beveik 30 metų. Viskas prasidėjo nuo kelių šimtų žmonių susirinkusių aikštėje reikalauti laisvės ir permainų. Netrukus jų tapo 100 000. Nepaisydami grėsmių, žmonės dienomis ir naktimis liko aikštėje, statė palapines, dalijosi maistu ir saugojo vieni kitus. Protestai neapsiėjo be aukų. Per revoliuciją žuvo daugiau kaip 800 žmonių, o dar keli tūkstančiai buvo sužeisti. Po 18 įtemptų dienų pasaulį apskriejo žinia, kad Hosni Mubarakas atsistatydino. Nuo tada Tahrir aikštė tapo simboliu, primenančiu, kad kartais istoriją pakeičia ne valdovai ir politikai, o paprasti žmonės, susirinkę vienoje aikštėje ir išdrįsę pareikalauti pokyčių. O čia senasis Egipto istorijos muziejus. Su tais filmavimais tai čia sunkiai, nes labai daug pareigūnų su automatais. Ir jie ne tai, kad stovi, bet turi tokius kaip blokpostus pasistatę. Ten, kur teka upė Nilas, ten gyvena krokodilas. Tai tikras Nilas, truputį atrodo kitaip negu įsivaizduodavom. Truputį senoviškesnį Kairą įsivaizdavau išties. O čia modernus didelis miestas, jeigu nežiūrėtų priemiesčių. Tiesiog ieškojau kažkokio aukšto pastato, ant kurio galėčiau užlipti.
ir pafilmuoti, kai yra iš viršaus. Daug lempučių, tikrai gražu. Tai tą novotelį radau, kur matėt, kaip per tiltą jau, tai čia ir užlipau. Tai dabar atsigersiu brangiausio kapučino kairę ir pasigrožėsiu vaizdu. Daug kas Egiptą įsivaizduoja tik kaip pigių atostogų šalį, kad nuskristų, viskas įskaičiuota, bet retas, kuris pasidomi ir Egipto istoriją. Tai ne kaip jie čia gyvena iš tikrųjų. Ganėtinai dažni karai, korupcija ir blokuojama yra spauda, visi laisvi portalai nepriklausomi. Bandė valdžia padaryti, kad ir socialinės medijas galėtų kada nori gyventojai tikrinti. Laisvi žurnalistai persekiojami. Neseniai ir valdžia pasikeitė iš tikrųjų, bet kontrolė labai didelė. Net ir internetas blokuojami daug puslapių, tinklapių ir net ir VPN-ai neveikia. Tai kas keliausit ir kam darbui reikia VPN-o, turėkit omeny, apsigalvokit iškart kažkokius apėjimus. Vienas iš apėjimų yra naudoti europinius duomenis, bet jie brangus. Tai galima dar esim pasimti europinį kažkokį. Taip pat ir dėl šarmo. Jis buvo karinis uostas visada ir 65 berods metais tai sugalvojo Izraelio per Sueco kanalą nebepraleidinėti laivų. Tai Izraelis atėjo ir užsigrobė šarmą. Paskui susitarė, atidavė atgal Egiptui, tačiau vėl užėmė tada visą Sinajaus pusiasalį ir taip jį išlaikė 10 metų. Realiai Šarm el Šeiką pastatė iš tikrųjų Izraelis, bet kai atidavė atgal egiptiečiams, tai jie jau plėtojo jį irgi kaip turizmą, nes jau buvo viskas pradėta ir pastatyta. Net į operos kiemą įeit reikėjo praeiti metalo detektorių, Kairo opera. Atidaryta 88 ir tai buvo Japonijos dovana Kairui. Norėjau pažiūrėti stadioną Kairo futbolo, bet dėja uždarytas. Čia pagrindiniai pasirodo stadiono vartai. Tai vyks varžybos, pasirodo, tai vis tiek neįleido. Ar kažkoks renginys, bet sakė užsieniečiams ne. Kairo bokštas, 187 metrai aukščio ir iki 98 metų tai buvo aukščiausias statinys Egipte. Radau gražų parkelį, iš kurio nufilmuoti šitą bokštą, bet irgi išvarė. Bokšto viršuje yra restoranas, įėjimas mokamas, neklausiu dar kiek. To bokšto kiemelėje dabar prisėdu tokie kavinukiai. Bet čia irgi reikėjo praeiti pro apsaugą, vėl kuprinę tikrino per metalo detektorių, bet ne per metalo, per rengeną. Sako, viskas gerai, bet kaip jau išėjau, tada pasivijau už kokį 50 metrų, sako, pareik. Parėjau, nepatiko GoPro kamera, bet pasikvietė dar kažkokį specialistą, sako, galima, čia neprofesionali, tai viskas okei. Reikės pažiūrėti, ką čia gamina. Labai daug mėsų iš tikrųjų, bet va turi įdarytą karvelį. Mačiau dar kažkur skirtingų rūšių karvelius turi, bet nesinori kažkaip pagauti. Tai apie tą futbolą neradau jokios informacijos. Čia kavinį irgi paklausiu vietinių, irgi nieks nieko nežino, kas ten žais. Nelipau bokštą, eilė nemaža, o kainuoja 7 eurai. Šitas medis žemėlapiuose pažymėtas kaip stebuklingas medis ir skaičiuojama, kad jam yra apie 150 metų. Reikia perėti gatvę. Atlikta. Bet dabar man reikia per šitą tiltą perėti, o čia pėstiesiems tai toks. Nežinau, ar neteks eiti atgal. Nežinau, bandau, eina čia kiti žmonės irgi. Čia žmonės irgi padėlį žaidžia. Google Mapsuose dėl to ir nerodė per čia eiti. Iš vis, kad negalima eiti atseit. Viskas okei. Būsiu sutaupęs kokį kilometrą link namų.
Toks vaismas. Čia man reikia gatvę perėti dabar irgi. Ant tilto, po tilto. Tokiais maždaug vaikštai ir reikia tas gatves pastoviai pereidinėti. Tai gal kartais ir geriau su taksi važiuoti, bet tada nepamatysi tokių vietelių. Eini, atsiduri va tokiam ir reikia nueiti ten. Ir jos nemažėja. Įdomi patirtis. Gražios ir tos mažos gatvelės. O čia kiti su lemputėm, vietiniai sėdi. Daug labai tapukas kelio. Košary naktį atrodo dar geriau nei dieną. Čia aš gyvenu senajam mašinų remontuotojų rajone. Tai visur dirbtuvės ir mašinų detalių parduotuvės. Suknelės pilnų šokiams. Turiu čia kebabą suvalgyti, gal tai vietai. Net ir kebabai. Gabalai didesni už žmogų. Tokia vietelė. Dar tokio uždarimo nebuvau matęs. Toks mano patiekalėlis. Vištienos ir jautienos šavarmos miksas. Atneša pirštinės. Tai nerekomenduoju, va tiek palikau 6 iš 10. Mėsos labai mažai, o padažo ką man jo reikia. Bet šiaip pilna žmonių. Jeigu sėdi daug moterų su burkom arba su skarom, tai aš kažkaip stengiuosi nefilmuoti, nes gali tikrai supyktis, įžeisti. Kas čia per įdomus konceptas? Vištiena ir šokoladas. Dar čia tokį bariuką nusprendžiu išbandyti. Geralt. Čia jų praktiškai nėra. Tai pilnas pasirodo, einu link namų. Nu dar čia pabandysiu, nes pakeliu ir šiaip gerai įvertintas. Nebijokit. Sako, čia hostelis, baras apačioj, nors matėm, kad buvo parašyta kitaip. Ai, nu jo, gal ir hostelis. Aha, tai čia visai šalia. Čia buvau, čia reikia įti. Toks vietinis baras. Vietiniai sėdi ir iškart nemokamai atnešė morkų su agurkais. Įdomus užkandis, bet labai malonu.